Tai treneri, kokios mintis po tokio kovingo mačo? Mintis tikrai neblogas, laimėjom rungtynės, bet tikrai daug minučių į vieną į kitą pusę, tai manau teisėjai gerai teisėjavo šiandien visai, tai, bet vis tiek neramina, ten yra momentų, kur galėjo jau užsikabinti už rungtynių ir galėjo būti visai kitaip. Bet šaunuoliai, kad ištempė iki galo ir laimėjo rungtynės. Ir būtent kalbant apie baudos minutės, 4 kartus turėjo dvigubą persvarą ir man atrodo prieš trečią persvarą paprašėte minutės pertraukėlės ir braižėte derinį. Ir tuomet įmušėte įvartį. Ar žaidėjai išpildė derinį, ar ten labiau improvizacija buvo? Ne, kažkiek braižėm, aišku, nubraižėm, nes tiek minučių, tiek daugumo, tai reikia mušti daugumose įvarčius, jeigu žaidži 5-3, tai iš tikro pašnekėjom, nusibraižėm, kas kur stovi, ką daro maždaug ir aišku, įmušė ne prieš 3, įmušė prieš 4, bet šaunuoliai, kad įmušė šitas mūsų daugumos šitas penketas, šiandien 3 golus įmušė visus daugumoje. Ir dabar iki Energijos lieka 3 taškai ir jeigu aplenktumėt juos, turėtumėt namų pranašumą, kas būtų tikrai puiku, nes matom, koks didelis palaikymas. Kaip manot, kokie šansai aplenkti dar Energiją? Šansų tai visada yra, mes turim dabar savaitgalį išvyką į Latviją ir kitą dieną žaidžiam Taline, tai tokie dvigubos varžybos, tai išvažiuojam su nakvynė, tai po to dar turim Ziemgalį, aišku, ten sunkiau būtų, bet paskutinės varžybos dar turime su KS Ryga, tai manau šansų yra, tik tais reikia noro turėti ir stengtis išpildyti. Ačiū. Prašau. Tai treneri, koks jūsų komentaras apie rungtynės? Lygios rungtynės 5-5, kaip sakoma, tai tikrai komanda neblogai žaidė, gynėsi, įvarčius praleidom, aišku, kitokiose pozicijose. Ir būtent apie tas pozicijas, apie baudos minutės, turbūt sunku išlaikyti kažkokį žaidybinį net planą, kai žaidži tiek laiko mažumoje. Tai turbūt žaidėjai po šitų rungtynių turėtų suprasti, kad nei viena komanda negali būti čempionais, darydami tiek baudų minučių. Tai kai jie tą supras, tada turbūt ateis laikas būti mūsų čempionais. Tai kol kas einam šituo keliu. Bet revanšas turbūt finale būtų labai puiku. Revanšas tai visi kovosim. Pažiūrėsim, kiek čia pas mus beliks tų žaidėjų, nes traumų visko yra, tai, bet manau, kiek jų bus, visi eis didelė širdim kovoti ir ginti savo miesto garbę. Ačiū.